Gal gali papasakoti, kas šiandien vyksta ICM universitete? Tai vyksta bendra ELSOS ir ICM studentų atstovybės organizuojama konferencija Finansiniai nusikaltimai, kas tai? Kas dalyvauja konferencijoje? Tai šiandien mūsų lektoriais pakviesti buvo MRU dėstytojas Aurelijus Gutauskas, FNTT atstovas Igoris Karžetiškovskis, taip pat prokuroras Vytautas Kukaitis ir taip pat MRU dėstytojas Žygimantas Mauricas. Gal galite pasakyti savo nuomonę, ar studentai daro finansinius nusikaltimus? Na, kaip šiandien lektoriai pristatėm, finansiniai nusikaltimai populiarėja, subjektų ratas vis platėja, tai galbūt tarp jų pasitaiko ir studentų, tačiau tikrai ne tų, kurie atėjo į mūsų konferenciją. Labadiena. Ar daug finansinių nusikaltimų yra įvykdoma Lietuvoje? Taip, deja yra įvykdoma pakankamai daug ir galima pasakyti, kad vėlgi tas tam tikrų nusikaltimų skaičius bent užfiksuotų mūsų tarnybai didėja, ypač kas liečia sukčiavimo, ypač kas liečia apgaulingo apskaitos tvarkymą. Taip, tą reikia pripažinti ir taip pat, lyginant su praėjusiais metais, pakankamai ženkliai padidėjo išaiškintų nusikaltimų mokesčių suma. Kokia didžiausia jums žinoma bausmė buvo pritaikyta už nusikaltimą finansinį? Matot, šiai dienai man sunku prisiminti bausmės, iš tikrųjų pasakyti kokiagi bausmė, kadangi už sukčiavimą baudžiamasis kodeksas numato baudžiamą atsakomybę iki 8 metų. Tačiau, jeigu kalbėti geriau iš kitos pusės, galbūt apie didžiausias konfiskuotas sumas, tai iš tikrųjų tokia atveju puikiai prisimenu, 2003 metų pradžioj buvo nustatyta, kad vienas Lenkijos pilietis atgabeno į Lietuvą kontrabandos būdu didelę grynųjų pinigų sumą, JAV doleriais, ir operacijos metu buvo pilietis sulaikytas ir buvo apribotas nuosavybės teisės į sumą, kuri ir buvo $1 200 000.